Sveiki, mano vardas Jekaterina Lavrinec, esu miesto antropologė ir šioje programoje dėstau kūrybinę komunikaciją mieste dalyką. Kūrybinės visuomenės komunikacijos programa yra nuostabi to, kad leidžia jums sujungti teorinius ir praktinius dalykus. Čia pat jūs išmokstate įvairių teorijų, metodų, kaip galima išvystyti kūrybinius projektus, kaip galima įgyvendinti įvairius kūrybinius procesus, įtraukiant įvairias gyventojų grupės, kaip galima kurti kultūrinės ir kūrybinės inovacijas. Ir taip pat, čia pat studijų metu jūs galite išbandyti visus tos metodus, apjungdami savo pastangas su įvairių sričių profesionalais. Tai šituo programa ir yra unikali. Šių studijų metu didžiausias įgūdis, kurį įgijau, tai yra tarptautiškumas, nes šių studijų metu aš išvykau studijuotis pagal Erasmus studijų programą į Portugaliją. Iki tol tokios galimybės ir patirties nebuvau išbandžiusi, tad man tai buvo vienas, sakyčiau, ryškiausių patirčių ir tikrai visus skatinu taip pat ją pasinaudoti. Vilnius Tech kūrybinių industrijų fakultetas įsikūręs pačioje sostinės širdyje Senamiestyje. Kaskart, kai einu į paskaitas, mane supa istorija alsuojantis pastatai ir jie pripildo mane tokios energijos, jog tiesiog atėjus noriu kurti, realizuoti ir skleisti save kitiems. Būtent tai gali padaryti ir tu šiose studijose. Ateiti, kurti ir parodyti visiems, ką gali. Studentai, kurie pabaigia šią programą, išmoksta valdyti įvairius kūrybinius procesus, jau studijų metais užmezga puikius ryšius su įvairiomis institucijomis, organizacijomis, savivaldybėmis, gyventojų ir kūrėjų grupėmis ir gali toliau tęsti savo veiklas. Manau, kad kūrybiškumas yra labai plačiai pritaikomas visose gyvenimo srityse ir visose darbuose, tad mano darbas yra neišimtis, kadangi dirbu su lietuviškais mados prekiniais ženklais, su marketingu ir komunikacija, tai tikrai kūrybiškumas yra mano svarbi kasdienybės dalis. Iš mano patirties aš matau, kad mūsų studentai jie toliau dirba ir ties kūrybiniais projektais, jie steigia savo kūrybinius verslus, jie tęsia savo darbą kūrybiniuose versluose, nes labai dažnu atveju studentai ateina jau pradėję dirbti įvairiose kūrybinėse srityse ir jausdami, kad jiems reikalingi kūrybinės komunikacijos įgūdžiai, labai praktiniai įgūdžiai, bet kartu su tuo ir galimybė pamatyti savo sritį iš tarsi platesnės perspektyvos. Taip pat mūsų studentai yra puikiai veikiantis edukacijų srityje, yra tų, kas mėgsta tikrai vykdyti tokią kūrybinę komunikaciją su įvairiomis gyventojų grupėmis ir taip pat matome, kad įsidarbina ir įvairiose Lietuvos savivaldybėse kaip kūrybinės komunikacijos atstovai arba patarėjai. Fakulteto auditorijos yra atnaujintos ir inovatyvios, kas padeda lengviau studijuoti hibridiniu būdu. Mano pačios dalykas tai yra kūrybinė komunikacija mieste. Studentams pateikia viena vertus tokius teorinius dalykus, metodus, kuriuos taikydami studentai gali išmokti analizuoti įvairių miesto erdvių potencialą ir įveiklinti tą potencialą per įvairias kūrybinės veiklas, vėlgi įtraukdami įvairias gyventojų grupės, institucijas, mokosi kurti kūrybinės komunikacijos procesus įvairiose vietovėse, miesto vietovėse, bet taip pat kartais ir kaimo vietovėse. Labai praktinis dalykas, kaip ir daugelis dalykų, kurie yra įtraukti į šitą programą. Visiems labai linkiu atrasti savo sritį, tą, kuri jūs domintų, kurią norėtumėte gilintis, ir išnaudoti visas universiteto teikiamas galimybės. Niekada nežinau, ką man atneš rytojus, bet visas stengsiuosi jį sukurti ir padaryti kuo spalvingesniu. Tai kviečiu studijuoti.